Labas rytas, šiandien yra pirmadienis. Uždėsiu iki kokytės. Šiandien turime atkarpas. Čia bus mano pirmas atkarpas po pasaulio čempio. Tai bus praėjusias 2 su biški savaitės. Buvau savaitę pasiėmus visiškai off. Ir savaitę tiesiog bėgiojau biški, kaip matė, dariau kalniuką, tokių kaip pagreitėjimų, bet ne jokių atkarpų nieko, tai žiūrėsim, ką mes šiandien darysim. Šiandien kelsiu pirmą video, tai žiūrėsim, kaip seksis. Įdomu pačiai, bet šiaip man labai patinka filmuoti, tai kodėlgi ne. Manau, bus iš vis faina, kai prasidės varžybų sezonas, tai turim būti pasiruošę jau pradėti treniruoti 11 valandą. Tai reikia būti 10 kažkur pradėsim apšilimą. Tai manau, apie 9:30 išeisiu, lengvai nueisiu. Mes visada darom pratimus prieš, tiesiog susiaktyvinti. Ir 10 pradėsim apšilimą. Tai dabar, man atrodo, yra gal po... Aš pastebėjau, kad aš filmuoju po 7:30 visada laikas, bet kažkur apie gal 7:05. Tai jo. Aišku, tik man gali tokie dalykai nutikti, bet žodžiu. Padariau visą unboxingą, nes nusipirkau MacBooką naują. Gerai, kad pasižiūrėjau, nes mano unboxingas buvo slow-mo mode. Tai man ir vakar taip atsitiko, tai ačiū Dievu, kad tik keli klipai, bet dar bandau, dar mokausi, kaip naudotis kamerą. Tai žodžiu, nusipirkau naują MacBooką. Norėjau parodyti. Mėlynos, tokios šviesiai mėlynos spalvos. Ir kas mane žino, aš esu visiškai tokia pilkos, juodos, niudinių spalvų fanė. Tai nežinau, kas man susišvietė nusipirkti tokią spalvą, bet aš esu labai patenkinta. Tai čia yra MacBook Air, M5 chip, 16 GB memory ir 512 GB storage. Tai nusipirkau, nes kažkaip, kai pradėjau filmuoti, norėjau nusipirkti naują kompiuterį ir tiesiog pradėti viską šviežiai, tai niekada neturėjau MacBooką. Dar ką norėjau pasakyti ir kažkaip niekada nenorėjau, niekada netraukė, bet šį kartą kažkaip nusprendžiau ir tai bus matyti kaip seksis, nes net neįsivaizduoju, kaip reiks naudotis. Gal nebus taip sunku vis tiek kaip iPhone'as, tai tiek iš to mano unboxingo. Šiaip galim pasižiūrėti, kaip atsidarius atrodo. Noriu parodyti, kaip tas spalvytė atrodo šiaip prieš saulę. Labiau. Ir šiaip labai fainai, kad net pakrovės tokios šviesiai mėlynos spalvos. Ir prie to pačio, ką dar nusipirkau. Šiaip, kai padariau tą Nike unboxingą, atėjo dar daugiau rūbų. Tai čia pasidėjau vėl guli. Bet ką norėjau parodyti, tai dar pasiėmiau mažiuko Hypervoltą. Šiaip Nike parduotuviai Amerikai galima pasimti jį. Tai aš turiu didelį, bet labai norėjau mažiuko, nes didelis jisai labai šiaip sunku įnešiotis. O šitas mažiukas tai toksai labai mielas ir atlieka tą pačią funkciją. Tai 4. kartą perfilmuoju, nes visus 3 kartus nusifilmavo su slow-mo. Žodžiu, einu treniruotę. Nespėjau išgerti kavos, tai pasiėmiau su savim. Bet šiandien oras tai pasaka. Visiška vasara, žodžiu. Kaip man čia toks žaidimas su ta kamera gaunasi, bet nieko, išmoksim. Man atrodo, jau išsiaiškinau, kaip aš jam padariau su to slow-mo, bet žodžiu. Išmoksim. Science behind it, but it's true. Well, it's just some... Pietums, kaip matėte, ruginė duona su kumpiu, kreminiu sūriu, paprastu sūriu ir kiaušinėje. Aš jau po treniruotės. Šiaip tikrai pirma trefkė visada būna tokia pirmas atkarpos nelengvas, tai žiauriai pavargau ir labai šilta buvo stadione, tai tas karštis labai treniruotė nemažai pasunkino, tai
Turėjau šiandien 16 po 400 su 3 sekundžių poilsiu ir reikėjo dar vienai daryti, nes mano komandos draugės turėjo specifinę treniruotę, tai tikrai buvo ką veikti, bet all done, grįžau namo, pasidariau pietus. Tokie tie mano pietus, tiesiog sumuštinis. Pavalgysiu ir keliausiu dar reikės iki pasižiūrėt biškį dėl mašinos ir vakare turėsiu džymą, tai labas rytas. Dabar yra antradienis, 8 ryto. Galvoju, ką pasidaryti pusryčiam, bet turbūt bus košė. Ką norėjau pasakyti? Man įdomu, kaip jum. Aš, kai buvau pasiėmus savaitę laisvą nuo sporto, tai aš miegau kaip kūdikis. Žiauriai gerai ir ilgai išmiegu ir viskas okei. Bet kai aš grįžtu į sportą ir ypač po sunkių treniruočių, man taip sunku yra miegot. Aš vakar taip įsitaškiau treniruotėj ir tas miegas toksai, neišmiegu. Tai, įdomu, ar jum irgi taip pat, ar ne, nes kiti sako, tai čia pasidarai treniruotę, pavargsti ir gerai miegi, bet man tai kaip tik, kuo sunkesnė treniruotė, turbūt to prašiau miegu. Tai ne visada aišku, bet jo, tai pasidalinkit, nes įdomu, kaip jum. Dar norėjau pasakyti iš papildų, tai kolagenas yra labai geras dalykas. Pavyzdžiui, jeigu kažkas turite achilo skausmą ar panašiai, tai aš kolageną geriu jau tikrai labai ilgai, ypač sportininkam, nes jeigu neklystu, nuo 25 metų kolagenas jau mažėja kūne, tai labai geras dalykas. Nepamirškit pirkti iš maisto sportui, kad nebūtų ten visokių pridėtinių dalykų. Kas man patinka Amerikoje, kad labai viską galima švariai nusipirkti, nes jie turi sertifikatus būtent sportininkam, tai jo. Kaip žinot, nusipirkau naują kompą. Ir aš sakau, aš MacBook'o niekada neturėjus ir kažkaip net nemačiau apie jį. Ir dabar naudojas ir grinai kaip telefonas. Ir visi tie notificationai ateina, viskas eina savo. Nežinau, ko aš tikėjausi, bet įdomi. Aš ką tik po kroso prasibėgau beveik 13 kilų lengvai. Šiandien bandysiu tokią lengvą double treniruotę pasidaryti vakare 6,4 kilo. Svariukas. Tai jo, bandau biškį daugiau kilometražą daryti kol kas. Dar nedarau kroso treniruočių. Kai kūnas leidžia, tai tikrai bandau daryti kilometražą. Tai tikiuosi viskas bus gerai ir išeis. O jau kažkiek skausmai prasideda, tai jau pereinu prie antros treniruotės arba ant dviračio, arba ant elliptikulo. Nežinau kaip elliptikul. Tai jo, dabar lekiu pasidaryti pratimų, prieš trauminių pratimų. Šiaip dažnai darau. Ir tikrai rekomenduoju ir jums daryti, nes man šiaip prieš trauminiai bėgimai yra toks pats svarbus dalykas kaip ir bėgimas. Tai nepamirškite daryti savo pratimų. Go, Mia, go! Crosses number 2. 4 mylias, 6,4 kilo, lengvai. Let's go. Šiandien ryte pamiršau laikrodį. Tai bėgau, nesvarbu, bėgom panašiai mes su komandos draugiam, tai nepamirštam šį kartą. Fainas oras laukia, saulytė šviečia. Tik tai bėgti ir kviečia. Oho, kokia menininkė, let's go, einam bėgti. Vakarienė. Dabar leiksiu masažą ir noriu parodyti šitus išvis Kylie Jenner kvepalus. Jie kvepia nežmoniškai skaniai, tik tai vienas dalykas, kad neišsilaiko ilgai. Bet kaip matot, tikrai naudoju ir yra dabar tas toks sidabrinis buteliukas, tai ir žiauriai skanus. Aš tokia pavargus esu šiandien po treniruotės, net nebuvo sunkiai treniruoti, tiesiog darėm biškį greičio. Grįžau ir
akys visiškai limpa. Nežinau, ar man čia tas dar jetlagas jaučiasi, bet nusnūdau 10 minučių, 15 ir dabar lekiame į masažą. Šiandienos tempo treniruotės outfitas. Bėgsim ant dviračių tako, tai turėtų visai šilta būti. Tempo yra mano nemėgstamiausias treniruotės. Aš taip sakau, nes gal ir patinka, bet žiauriai sunku. Man tai žiauriai sunku. Mūsų šiaip tempo pace'as yra tikrai greitas. Tai pirmą tempo treniruotę, manau, po kokių gal paskutinę dariau prieš kokius 2 mėnesius. Bus fun, žodžiu. Gerai, lekiam. Cheers for me crashing out in today's Tai workout. kaip ir užsiminiau, treniruotė buvo tokia įdomesnių šiandien, psichologiškai kažkaip sunkiai buvo, nes pirma treniruotė, man šiaip tempo treniruotės nėra pačios mėgstamiausios ir tikrai buvo sunkoka treniruotė šiandien, labiau gal psichologiškai, nes tik grįžinėjau vis tiek po kažkiek laiko off, tai labai fainai, nes mano komandos draugė atvežė gėlių, nes matė, kad man buvo tikrai sunki diena šiandien psichologiškai, tai šiaip labai malonu, bet ką norėjau pasakyti, va tas toks sportininkų gyvenimas, kad tos dienos kartais tiesiog nesijauti psichologiškai gerai ir dar turi sunkią treniruotę, tai tikrai ne pačios lengviausias ir tas mūsų darbas toksai, kai turi vis tiek pasirodyti ir dar daryti sunkų darbą, tai tikrai nėra pats lengviausias dalykas, bet labai fainai, kai nepamiršta manęs mano draugės ir pasirodo su gėlėm. Tai jeigu turit sunkią dieną ar nesijaučiat gerai, tai žinokit, kad jūs nesat vieniši ir viskas yra gerai ir būna sunkios dienos, bet būna ir labai geros dienos, tai from here just up ir einam į džymą daryti liftingo, nes norėjau daryti po atkarpų iš karto, bet neturėjau tikrai didelio noro, tai eisiu dabar. O treniruotį šiandien dariau 5 kart po mylę, tai 5 kart po 1,6 kilo, su 90 sekundžių polsiu ir apie kilometro peisiu buvo apie 3:11, 3:12, tai tikrai stipri treniruotė ir buvo ant dviračių tako. Labas rytas, šiandien yra penktadienis, pusryčiam jogurtas su granola, braškėm, mėlynėm, medum ir migdolų sviestu. Šiandien man laisva diena. Penktadieniai man arba visiškai laisvi, arba labai lengvai prasibėgu. Šiandien kaip ir esu labiau priversta pasiimti laisvą dieną, bet viskas gerai, vieną savaitę neturiu laisvos dienos, tai pajaučiu, kad biškį įsitempęs achilas. Šiaip man nutrynė tą achilą ir kažkaip gal nuo to nutrinimo man jaučias, bet man atrodo, kad man biškį jisai yra įsitempęs, užsidegęs, tai tikrai reikia pasimti laisvą dieną. Bet aš pasibėjau, man atrodo, kad man tas achilas vis pradeda skudėti nuo Zoomfly'ų. Nes jau ne pirmas kartas, kai aš šiaip tų batų labai dažnai nenešioju, labai retai, bet vakar užsidėjau tempo treniruotę ir man pradėjo jaustis, tai gali būti, kad man nuo Zoomfly'ų. Tai man atrodo, kad aš jau būsiu dan su Zoomfly'ais ir jo. Vlogą jau užbaigsiu, dar laukiu, man atrodo, šiandien turi ateiti Pegasai 42, man atrodo, čia nauji, tai turbūt kem antri. Tai noriu jums parodyti ir įkelsiu jau rytoj šeštadienį šitą vlogą. Tai labai smagu man filmuoti, labai patinka. Tai užbaigiam vlogą su batų tokiu unboxingu, turiu kelias porą batų, kuriuos užsisakiau ir ką tik atėjo. Tai pirmi, kuriuos užsisakiau, Structure Plus. Man labai patinka šis batas. Stabilus ir minkštesni negu paprasti Structure, nes paprasti Structure biški turi to kietesnėje tikrai, o šiti duoda minkštumo ir stabilumo, nes mano koja bent jau rotuoja į vidų. Tikrai turiu pasirinkti stabilesnį batą karts nuo karto. Šiaip aš podelius nešioju kitose batuose, kad man kuo mažiau rotuotų, bet šituose man net nereikia podelių ir tikrai
labai stabilus batas. Ir nauji Pegasai. Asmeniškai aš Pegasų nelabai nešioju, bet kai nauji išeina, tai visada noris pabandyti, gal patiks. Tai nauji Pegasai, čia Cameron 3, jeigu neklystu, aš nelabai seku juos, tai pabandysim, gal visai patiks. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot, galvoju, kokį kitą vlogą padaryti, gal būtų faina padaryti Q&A, bet nepamirškit palaikint, subscribint ir susitiksim kitam video. Čiau!